rescue the Jews from the Nazi. Paprastai džiaugiuosi, kad šiandien pagerbsime pasaulio tautų teisuolius. Man tai labai jaudinamas momentas, kai pagarba išreiškiama mano tautiečiams. Ypač malonu žinoti, kad garbingame pasaulio tautų teisuolių sąraše yra beveik 900 Lietuvos piliečių, kuriems suteiktas aukščiausias Izraelio bendruomenės garbės apdovanojimas nežydų tautybės žmonėms. Prieš 75 metus Holokausto tragedija nusinešė šimtus tūkstančių Lietuvos piliečių, mūsų draugų, kaimynų, artimųjų gyvybių. O jų būtų buvę dar daugiau, jeigu ne tie, kurie išdrįso net ir sunkiausiomis akimirkomis išlikti žmonėmis. Savo garbingu elgesiu jie pareiškė meilę artimui. Paprastas žmogiškumas yra aukščiau už viską. Holokausto skausmas buvo, yra ir bus Lietuvos skausmas. Nesvarbu, kiek metų praėjo, daugel mūsų draugų jis pražudė. O šiandien mes lenkiamės prieš didvyrius. Garbė jiems, tiems mūsų bendrapiliečiams, kurie rizikuodami savo gyvybę gelbėjo žydus nuo budelių rankos.